Taigi, dabar turime programėlę, kurioje meškis valgo visus lapus ir gėles, o kiauliukas tik lapus ir peršokdamas į naują vietą palieka gėlę. Padarom taip, kad meškis neiškart suvalgytų gėlę, o tik trečią kartą ją priėjęs. Tai čia patogu būtų pačioje gėlytėje apsirašyti kintamąjį, kiek kartų jau jinai buvo sutikusi arba buvo sutikta mūsų meškino vombato arba burunduko. Taip. Tam jai reikės panašaus kintamojo, kaip yra pas meškiną. Jis atsimena, kiek yra suvalgęs lapų, o mes čia padarysime, kad gėlytė žinotų, geriau čia parašysime, kiek kartų jinai yra sutikta meškino. Tai taip. Times. Tarkim, kad meškinas pradžiai ją pauosto, tai parašym times smelled. Kiekvieną kartą sutikdamas jis ją biškį pauosto, o trečią kartą nusprendžia, kad galima valgyti. Tik padarysim šitą kintamąjį public, tam, kad pademonstruoti, kaip galima pakeisti gėlytės šitą kintamąjį ar savybę iš meškino programos, funkcijos kažkurios tiesiogiai. Tai va, kol kas čia daugiau ir ne... reikia dar vieno dalyko. Dabar pradinės jos reikšmės. Pateisybei galima berods ir čia tą reikšmę suteikti, bet tvarkingai būtų ją suteikti konstruktoriuje. Public gėlytė. Gėlytė tai bus konstruktorius, kuris automatiškai įvykdomas sukuriant gėlytę. Taip, ir čia parašom times smelled lygu 0. Gerai. Tarp kitko aš jį padariau public, kad galėtų vombatas pas save jį tiesiogiai naudoti. Ir štai, toj vietoj, kuris jau ruošiasi valgyti lapą, padarom štai kaip. Kur čia jis jau gėlytė būtų... gerai, pakartojam tą reikalą. Tik mes pradžiai patikrinsim, ar tai kartais nėra gėlytė. Ir tada, jeigu tai gėlytė, elgsimės kitaip. Nevalgysime, bet pradžiai pauostysime. Taip, čia pavadinam gerai, kad būtų aišku. Gėlyt. Taip, ir čia gėlytė iš didžiosios, nes klasės pavadinimas, o čia mūsų tiesiog kintamasis, jis dažniausiai būna iš mažosios raidės. Ir dabar norėsim patikrinti. Tik šitą. If gėlyt times smelled... pradžiai tiesiog padidinam tą kintamai. Ir dar vieną dalyką reikia neužmiršti, patikrinti, ar iš tikrųjų radom kažkokį tai objektą, gėlytės objektą. Nes gali būt, kad toje vietoje nieko nėra. Pasislink. Get gėlyt times smelled lygu padidinam vienetu, kad times smelled plus 1. Ir dabar, jeigu jau trečią kartą... gerai. Dar palaukiam dabar, pabandom, turėtų skūstis ir paaiškinsiu kodėl. Compile. Leaf, tai aišku, čia nereikia. Gėlyt. Taip. Dabar gėlytę jis supranta kol kas kaip bendrą aktorių veikėją. Ir tas paprastas veikėjas neturi kintamojo times smelled. Dėl to jį čia reikia apiforminti kaip gėlytę. Gėlyt ir to neužteks. Pabandom paleisti ir vėl žiūrėti, ką rašys. Gėlytė. Taip. O kaip įdomiai rašo. Pažiūrim, kaip čia turiu omeny. Incompatible types. Found green food actor, but expected gėlytė. Šita mūsų funkcija getOneObject, jinai mums standartiškai grąžina aktorių. O čia jau sako, norime, kad būtų gėlytė. Yra toks būdas patikslinti, kokį tipą mes tikimės gauti. Gėlytė. Štai tarp skliaustų mes parašom, kad tai turės būti kaip gėlytė.
Jeigu tai nebus gėlytė, tai jau bus biški problematiška. Bet jeigu tai bus gėlytė, o mes čia visgi ieškom klasės gėlytės, tai turėtų būti gėlytė, tai jis grąžins tą aktorių, tą objektą kaip aktorių paprastą, štai šitą. Bet patikslinimas mums primiktinai paaiškins, kad tai iš tikrųjų yra gėlytė ir turi visas gėlytės savybės. Ir tuomet galima bus didinti tą pauostymų kiekį. Nu, pabandom, ar bent jau nesiskūs. Va, sako, no syntax errors. Ir dabar kiekvieną kartą sutikus, tą gėlytę jisai pauostys. Ir dar, kad būtų įdomiau, kad matytųsi, kurios pauostytos, gėlyt, turn, tarkim, minus 10. Pasuksim ją į prieš laikrodžio rodiklę. 10 laipsnių. Pabandom viską paleisti. Taip, čia kol kas pridinam greitį. Va, dabar žiūrim. Au, greitis labai didelis. Viską valgo be problemų. Tiksliau, problema yra, kad viską valgo. Mes turim, kad gėlyčių iškart nevalgytų. O kaip tai padaryti? Ogi, kai jau pasiaiškina reikalus ir mato, kad čia buvo gėlytė, reikia, kad toliau veiksmų nebevykdytų. Tai galima arba čia parašyti else ir viską šitą sukrauti į tokį kombinaciją. Arba, jeigu tai yra funkcija, galima sužaisti irgi įdomiau. Tai yra funkcija, kuri neturi specialios reikšmės grąžinti. Dėl to rašoma void. Void reiškia, kad tuščia angliškai. O kitos funkcijos ten kažką grąžina. Ar tai, pavyzdžiui, čia tai loginė reikšmė, kažkur galbūt grąžina sveiką skaičių. Va, čia va, sveiką skaičių grąžina. Bet dauguma funkcijų, kurios tiesiog kažką tai atlieka, joms nereikia kažko specialaus grąžinti. O štai čia matom pavyzdį, kaip jisai gali iš funkcijos pabėgti ir nebevykdyti tolimesnių veiksmų. Return reiškia grąžinti, ir jeigu nieko nereikia grąžinti, tiesiog vienas žodelis return, kas reiškia tiesiog grįžtam iš funkcijos. O ten, kur reikia grąžinti kažką tai reikia parašyti, kokią reikšmę mes čia grąžinsim. Taip, ir dabar, kur čia aš čia pasakoju, va, return. Tai va, pauosto gėlytę, ją pasuka ir nutraukia veiksmus, ši čia nebevykdo, jeigu buvo gėlytė. Taip. Pabandom perkompiliuot, nes kitaip nepadės, nesureaguos. Taip. Padidinam tą mūsų greitį. O, jau matom, kažkas vyksta. Tik jis labai užstrigo vargšas ant gėlytės. Kažkas čia su logika įdomiai gavosi. Aha, jeigu jis čia vėl nutiko taip, kaip biški anksčiau buvo, su kiaulaitės tvarkymu. Taip, pažiūrim, kaip čia buvo. Ne čia. Taip. Ten, kur jinai... Aha, taip. Yra todėl, jis sustoja ir užstringa, nes pas jį logika tokia veikimo. Jeigu jis randa lapą, jis įsivaizduoja, kad būtinai turi suvalgyti ir tik kitų atveju eiti į priekį. O pas mus dabar pasikeitė biški situacija ir mes norim, kad jis suradęs lapą pabandytų jį valgyti, o galbūt tik tais pauostytų ir eitų į priekį nepriklausomai, tam, kad neužstriktų ties tą gėlytę. Va, ištrynėm tą else ir jis dabar eis į priekį, kada tik galės. Gerai. Tarp kitko, dabar mūsų veiksmas pasidarė turbūt gan panašus į... Oi, ne, čia jau pakaitaliotas gan stipriai. Kiaulaitės veiksmai jau irgi skiriasi. Taip, padarom, kad būtų va, jau dabar matosi. Kiekvieną kartą prieėjęs, jis truputį ją pasuka. Ir tuo pačiu galim pažiūrėti, kad... Taip. Kokie čia buvo jo situacija. Jau buvo vieną kartą pavostyta. Taip. Ir dar kartą bandys dabar kažką jai daryti. Opa. Taip. Step.
Rado gėlytę, tada einam žiūrėti, kaip ją bandys valgyti arba nevalgyti. Čia bandys ją... Oi, nesimato. Taip, gėlytė yra kažkoks objektas, tas mūsų objektas. Jeigu jinai yra tokia, tai jos... Kur čia mūsų gėlytės, times meld turėtų padidėti, padidėja, gėlytė pasukama ir veiksmas grįžta iš tos funkcijos, grįžta į šitą veikimo funkciją, na ir važiuoja toliau. Aš nuimsiu, kad jis savo galėtų važiuoti ir kažkur ties kažkurio veiksmu jis ims jau jas rimčiau valgyti. Taip. Continue. Run. Taip, čia jau turės, man atrodo, ir valgyt. Pabandom. Vienas žingsnis. Ne, dar nevalgo. Tai dar tegu bėga greitai, čia jau galės gal valgyt. Taip, pažiūrim, kas dabar darysis. Eat leaf. Taip, jeigu yra gėlytė, va, tada čia iš kartais galės sustoti. Yra gėlytė, dabar jau kita gėlytė, galim pažiūrėti, kuri čia iš jų. O, jau 6 kartus jinai pavostyta pasirodo. Ir, ai, dar jas nevalgom, tik uostom ir uostom, net neįdomu. Tai tuomet padarom, kad ją valgytų iš 3 karto. Galima ir iš 4, jeigu norim. O kaip ją valgyt? Ogi paprastai. Patikrinti. If. Tik tarp skliaustų reikia tikrinimo sąlygą. Jeigu lygu, tarkim, 3, 3 kartas jau, tai tuomet... O kaip mes ją valgysim, ar žinote? Aišku, žinote. Valgysim taip, kaip valgom viską. Hop. A, gal reiktų ir pažymėti tada, kada suvalgysim ją kaip lapą. Tai abudu tos veiksmus perkelt čia. Tikšt. Nu taip, ir čia aišku ne šitą lapą valgys, bet mūsų gėlytę. Taip. Tarp kitko, jeigu šitas veiksmas, va, gėlytės, būtų ne čia, o čia, gali gautis problema. Tuo metu, kai mes pašalinsim gėlytę, jinai turėtų kažkur pranykti, būtų sunaikinta. Ir šitas bandymas ją pasukt, kai jos jau nėra, turėtų sukelti klaidą. Na, pabandom pažiūrėti, kaip čia taip galėtų nutikti. Compile. Nu, compile. Ir ką čia susimąsti? Na va. Gerai, jis čia dabar vėl elgiasi taip pat. Pagreitinam situaciją. O, suvalgo gėlytes ir nieko blogo nenutinka. Taip, paleidžiam. Taip, šitą gėlytę dabar jau turės bandyti valgyti, kiek įsivaizduoju. Taip, gėlytė. Jau 2 kartus uostyta, taip. Kur tenais jinai yra? Remove object. Aha, bet jinai dar išlieka. Reiškia, tas kintamasis dar visgi nėra visiškai sunaikinamas, jis tik pašalinamas iš pasaulio. Padidina savo suvalgytų lapų kiekį ir čia matau niekam netrukdo šitas komanda, jis įsivaizduoja, kad ją dar pasuka. Nu ir tegu. Taip. Ir paskui paeina į priekį, jeigu gali. A, dabar čia mes veiksmai persikelia į kiaulaitės, reiškia, kai baigėsi veikėjo meškino veiksmai, toliau vykdo kiaulaitės veiksmus. Ir kai jos baigia, perpaišo sceną, kaip suprantu. Ne, dar lapų veiksmai. Nu, nesvarbu, visų čia nedarysim, paleisim veikti. Taip, atėjo prie naujos gėlytės, kurią bandyt gali valgyt. Stop. Taip, kiaulaitė būtų įdomiau.
pamatyti.